Tai labas, esu Edvardas Pareigimas, vienas iš Audros festivalio organizatorių ir šitam festivalyje ir šitoj komandai esu atsakingas už festivalio infrastruktūrą, taip pat esu atsakingas už kolektyvo priežiūrą, kuris tą infrastruktūrą pastato, kuris įrengia praktiškai visas festivalio lokacijas, paruošė jas, kad žmonės galėtų jose būti, leisti laiką, klausytis muzikos, žiūrėti performansus, nežūti, nesusižeisti ir pasigrožėti pastatais ir lokacijomis, kurių gal šiaip nepamatytų ir neturėtų galimybės patekti į vidų. Tai šiuo metu ir esame vienoje iš festivalio lokacijų, esame Pergalės plieno perdirbimo fabrike ir man atrodo, kad čia yra esminė šio festivalio lokacija, kurioje galėsime susitikti šeštadienį vakare. Naktis fabrike susidės iš kelių erdvių. Kaip ir kasmet mes stengiamės jį, perdėlioti ir performuoti taip, kaip niekad anksčiau, išnaudoti kažkokias erdves, kuriuose žmonės nėra buvę, arba jau buvusias erdves taip pakeisti, kad sukeltų tam tikrą įspūdį žmonėms ir tą erdvę pateiktų kaip nors įdomiau. Tai šiais metais turėsime vieną erdvę, kuri bus skirta tik performansams ir ji atsidarys prieš pat performansui prasidedant. Tad kviečiu stebėti žmonių srautą ir nepraleisti to. Įrenginėjant tokias lokacijas kaip šis Pergalės fabrikas yra įvairių niuansų. Vienas iš jų yra tai, kad mes šiame fabrike turime labai limituotą laiką. Limituotą turiu galvoje, kad mes turime penktadienio naktį jam pasiruošti, jį įrengti ir sekmadienio naktį viskam išardyti tai, kad žmonės, kurie čia vis dar dirba, kaip čia liktų nesutrukdyti ir kad jų darbo vietos liktų nepaliestos. Tai šiuo metu esam didžiausioje Pergalės fabriko erdvėje, didžiausiam angare ir už mano nugaros vyksta pagrindinės scenos griaučių statymas. Vyksta rigingo darbai, kabinasi fermos, ant kurių vėliau kabinsis garsas ir šviesos. Džiaugiamės, nes su mumis dirba Event Solutions vyrukai ir visi tikriausiai žino tą jausmą po vakarėlio grįžus namo, kai cypia ausis. Tai jiems pavyksta to garso nesukurti, o tai yra, man atrodo, tikrai geros kokybės ženklas. Kai kolega Edvardas jau minėjo, kad patalpos nėra lengvos nei kabinti, nei jas įrengti, 14 metrų lubų aukštis, tuo pat metu fabrikai turi savybę žiauriai įdėti. Todėl mes su savo partneriais Event Solutions visada stengiamės kurti atmosferą ir garsą tokį, kad žmonės kuo ilgiau išliktų šokio aikštelėse, kad grįžus namo jiems necyptų ausyse, neskaudėtų galvų. Tai ne tik kuriamas yra šviesų dizainas, bet kuriamas ir garso dizainas, kaip tai išlaikyti, kaip padengti visą erdvę ir kaip sukurti, kad kiekvienom šokio aikštelės plote būtų pats geriausias garsas. Ir tuo pat metu, kas yra labai svarbu, jie kaip kompanija yra patys atėję iš šokinės muzikos. Jie žino, kaip ji turi skambėti, jie neperspaudžia to ir kai reikia, jie kartu su mumis padirba ekstra valandas, kad padaryti taip, kad Audra skambėtų kuo geriau ir kokybiškiau ir kaip tai turi būti.